Sveiki, malonūs klausytojai ir žiūrovai, aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė ir čia Šaukšto proto tinklalaidė. Kol skaitau apie vitaminą D, mano galvoje plepa Miyazakio kalciferis, todėl dabar apie jį galvokit ir jūs. Vitaminas D, cholekalciferolis, ilgus metus buvo siejamas tik su kaulų sveikata ir rachitu, tačiau vitaminas D iš tiesų yra neuroaktyvus steroidinis hormonas ir tai yra nuostabu. Smegenyse turim daugybę vitamino D receptorių, jie tankiausiai išsidėstę kaktinėje skiltyje, hipokampe ir hipotalame. Lygiai ten, kur reguliuojama nuotaika, apdorojamos emocijos ir kuriama streso reakcija. Smegenyse taip pat gausu fermentų, kurie paverčia vitaminą D jo aktyvią vartojimo formą. Vitaminas D tiesiogiai aktyvuoja genus, kurie gamina triptofano hidroksilazę 2, TPH2 fermentą, kuris galvos smegenyse paverčia triptofaną serotoninu. Vitaminas D taip pat dalyvauja dopamino, atlygio jausmą sukeliančio hormono, ir GABA, pagrindinės smegenis raminančios medžiagos gamyboje. Vitaminas D aktyvuoja nervų augimo faktorius, kurie yra gyvybiškai svarbus neuroplastiškumui, tai yra smegenų gebėjimui kurti naujas jungtis ir sudaryti tinkamas sąlygas mokytis. Galiausiai vitaminas D stabdo pernelyg įsisiautėjusią uždegimą palaikančių citokinų gamybą ir taip saugo jautrius smegenų nervinius audinius nuo uždegimo. Smegenyse ir žarnyne yra savarankiški vitamino D apdorojimo keliai. Cholekalciferolis verčiamas kalcidioliu, tuomet kalcitrioliu ir galiausiai į kalcitroino rūgštį. Todėl vitaminas D kauluose nėra to paties mechanizmo dalis, kaip vitaminas D veikiantis nuotaiką. Vitaminas D efektyviai gaminamas saulės apšviestoje odoje ir tam tikrai nereikia nuolat gulėti pliaže. Jei ant odos patenka 290 iki 320 nanometrų ilgio bangų ultravioletiniai spinduliai, tiesiog saulės šviesa, pradedama skaidyti medžiaga vadinama 7-dehidrocholesteroliu. Ir šioje reakcijoje gaunamas previtaminas D3. Veikiant kūno šilumai, iš jos susintetinamas cholekalciferolis, vitaminas D3, kurį prisijungia tam reikalingas jungtis turintis baltymai ir per odos kapiliarus jis yra išnešiojamas po visą kraujotakos sistemą bei organizmą. Kai kuriuose geografinėse platumose žiemą, kai saulė yra žemai, atmosfera išsklaido ultravioletinius spindulius. Neblogai būtų vadovautis tokia taisyklė: jei jūsų šešėlis yra ilgesnis už jūsų ūgį, jūsų oda greičiausiai negamina pakankamai vitamino D. Reikalingi spinduliai taip pat nepraeina pro įprastinį langų stiklą. Tamsios odos žmonėms saulėje reikia pabūti ilgiau, nes jų oda veikia kaip natūralus spindulių filtras. SPF 30 faktoriumi pažymėtas kūno kremas sumažina odoje gaminamo vitamino D kiekį 95–98%. Tai jeigu laikydamėsi rekomendacijų tepatės kremu ir būnate saulėje, tai vitamino D greičiausiai negaminat. Vitamino D nėra paprasta gauti su maistu. Vitamino D3 galima gauti iš gyvulinių produktų, menkių kepenų aliejaus, viename šaukšte yra visa reikalinga dienos dozė, taip pat riebių žuvų, pavyzdžiui, sardinių, skumbrės, kardžuvės ar lašišos, ir laisvai laikomų, tai yra saulės spindulių irgi gaunančių paukščių kiaušinių. Vitamino D2 galima gauti iš grybų, nes jie, kaip ir žmonės, ultravioletinių spindulių veikiami gamina vitaminą D. Tik tamsoje auginami grybai vitamino D neturės, bet kai kurias rūšis augintojai apšviečia ultravioletinėmis lempomis, todėl juose galima tikėtis rasti ir vitamino D. Kai kurie maisto produktai būna praturtinami vitaminu D, pavyzdžiui, pienas ar tofu. Svarbu prisiminti, kad vitaminas D tirpsta riebaluose, todėl nors kažkiek riebalų reikėtų suvartoti kartu su juo. Paskutinių metų tyrimai rodo, jog reikšmingi vitamino D trūkumai, ir reikšmingas trūkumas yra mažiau nei 50 nanomolių litrui arba mažiau negu 20 nanogramų mililitrui, stipriai padidina jautrumą įvairiems psichikos sveikatos sutrikimams. Depresijos epizodų tikimybė padidėja daugiau negu dvigubai.
Tyrimai taip pat rodo, jog vitamino D papildai neturėtų būti laikomi savarankiška visagalė priemonė. Vitaminas D puikiai padeda tradiciniams metodams, sprendžiant psichikos sunkumus, kognityvinė elgesio terapija ar antidepresantų grupės medikamentams. Derinant tradicinį gydymą su vitaminu D, simptomų sunkumas mažėja. Kai kurios grupės iš vitamino D gauna gerokai daugiau naudos. Moterų organizme vitaminas D taip pat dalyvauja estrogeno gamyboje, todėl padeda reguliuoti hormoninius svyravimus. Žmonių su viršsvoriu organizme vitaminas D dažnai užrakinamas riebaliniame audinyje, todėl smegenims jis tampa nepasiekiamas. Tyrimo rezultatai rodo, jog papildomas vitamino D vartojimas padeda mažinti depresijos ir neurologinius simptomus. Vitaminas D taip pat reikšmingai padeda sezoninį nuotaikos sutrikimą patiriantiems žmonėms tose geografinėse platumose, kur žiemą saulės šviesos yra gerokai mažiau. Jei jūsų kraujo tyrimai rodo, jog turite per mažai vitamino D ir patiriate sunkumų dėl nuotaikos, galite apsvarstyti tokius žingsnius. Visų pirma, vėl nespėliokite. Paprašykite vitamino D kiekio tyrimo. Svarbiausia iškopti iš taip vadinamos trūkumo zonos, kuri yra mažiau negu 20 nanogramų mililitrui. Ir toliau siekti sveikos zonos, paprastai nuo 30 iki 50 nanogramų mililitrų. Jei renkatės papildus, rinkitės cholekalciferolį arba vitaminą D3. Vitaminas D3 reikšmingai efektyvesnis už vitaminą D2 ir ilgiau išlieka organizme. Atminkite, kad vitaminas D neveikia pats vienas. Tam, kad organizmas gebėtų vitaminą D paversti aktyvia jo forma, reikia magnio. Vitaminas D skatina kalcio pasisavinimą, todėl kartu vartojant vitaminą K2 užtikrinsime, kad kalcis patenka į kaulus, o ne į kraujagyslės. Protingai būkite saulėje. Protingai reiškia 10-15 minučių vidurdienį lauke, net jei lauke debesuota, atvira rankų ir kojų oda, kelis kartus per savaitę, jokių būdų nelaukiant odos paraudimo ar nudegimo, daugiau nebus geriau. Tai skatina natūralią vitamino D gamybą odoje ir tokioje forma organizme išlieka ilgiau negu papildais gaunamas vitaminas D. Vitaminas D nėra stebuklinga priemonė. Reguliarus fizinis aktyvumas, sveikas miego režimas, gydytojo paskirto gydymo laikymasis ir terapija yra taip pat reikalingi tam, kad jūsų psichinė sveikata būtų gera. Tiek šiandien apie vitaminą D, kalciferį ir cholekalciferolį. Aš Monika Kuzminskaitė, sveikatos ir mitybos psichologė, padedu spręsti paprastus ir sudėtingus elgesio, mąstymo ir emocijų klausimus. Rašau, skaitau paskaitas, teikiu psichologinės konsultacijas. Nuorodą registracijai konsultaciją rasit po kiekvienu įrašu komentare. O įrašus rasit socialiniuose tinkluose vardu Šaukštas proto. Rašykit man asmeninę žinutę arba elektroniniu paštu adresu šaukštas.proto@gmail.com. Taikos ir ramybės.